tokios lyg ir nesunkios rungtynės. Nu, kad nepasakyčiau, Techasas pasižymi savo kovingumu, žaidėjai parodė charakterį, turi charakterį, aš gerai pažįstu trenerį, žinau, kokio jis charakterio, kaip buvo geras žaidėjas, kaip geras treneris, jis moka užvesti komandą. Ir rungtynės, kad ir didelis skirtumus, bet buvo visą laiką temptos, mes negalėjom nei vienos sekundėje atsipalaiduoti. Manau, kad buvo neblogo lygio rungtynės, turėjo patikti visiems ir žiūrovam, ir specialistam, ir visiems kitiems. Ir kas buvo tas pagrindinė pergalės priežastis? Ir tokio gal įtikinamo pranašumo nuo pat pradžių įgijimo? Reikia pagirti mano žaidėjus dėl to, kad jie šiandien klausė tą, ką mes esam susitarę ir vykdė. Buvo aišku ir klaidelių, bet pagrindė, ką buvom sutarę, tą įvykdė. Tai mane džiugina ir paseka to, kad mes išpirmavom, išsiveržėm į priekį, keletą pataikėm taiklių metimų. Įsiveržėm į priekį ir besiviečiai komandai šiuo momentu Techasui visą laiką buvo sunku. Jie nebuvo priartėję labai arti, bet visą laiką mes jautėm jų alsavimą į nugarą. Išbandė tą tokį žaidimo variantą trim mažiukais, Elviku, Pakaman ir Gaidamavičium. Lyg ir nepasteisino tas dalykas šiandien? Nu, dar labai anksti spręsti apie tai, nes Pakamanis per mažai laiko treniruojasi su komanda. Dar reikia apsiprasti, kaip aš sakau visą laiką, žaidėjai turi priprasti vienas prie kito, žaidėjas priprasti prie trenerio ir taip toliau. Šito pakolkas dar trūksta. Bet pačio Dariaus toks potencialas matosi? Taip, jisai geras žaidėjas, aš jį žinau iš anksčiau, jo potencialas yra. Aš manau, kai jisai visiškai atsigaus po traumos, kai jis pradės suprasti, jo žaidimas dar bus geresnis. Ar ta gripo tokia simptomai kai kuriems žaidėjams jautės šiandien aikštelėj? Nu, aš manau, kad jautės. Šiek tiek Seka žaidė po gripo, Vašakydze taip pat. Kiti irgi ne per geriausiai jaučiasi, bet mes buvom labai koncentruoti, mes buvom nusiteikę, mes parodėm susitelkimą, fizinės kondicijos buvo neblogas. Ir per paskutinės 3 minutės, man atrodo, paėmė 2 minutės pertraukėlės, jei neklystų, ką ten norėjot koreguoti, kas ten buvo blogai? Pirmiausia, praleidom labai lengvus taškus, ką negalima atsipalaiduoti, ką aš buvau akcentavęs prieš rungtynes. Antras dalykas, norėjau padaryti šiokį tokį taktinį manevrą.